Neseniai 70-ąjį jubiliejų atšventęs Romualdas Ozolas Šiaulių universiteto bibliotekoje surengė jubiliejinį vakarą paskaitą. Filosofas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo narys skaitė pranešimą Lietuva šiandien ir rytoj. Kuo greičiau permąstyti ir perorganizuoti savo užsienio politiką. Mūsų tiesiogiai kaimynai Baltarusija ir Lenkija kelia mums didžiausius rūpesčius, nes ir viena, ir kita Vilnių laiko savo pretenzijų objektu ir remiasi vietinių sloviakalbių penktosiomis kolonomis, bei mūsų politikų iš bajorų laikų vėl prikeltų polonofilizmą. Apie tai reikėtų kalbėti specialiai. Šiauliuose Romualdas Ozolas pristatė savo ankstesnės knygas ir naujausius veikalus. Romualdo Ozolui būdingas iš tiesų globalus žvilgsnis į tikrovę. Kitaip tariant, jis viską sugeba matyti ir aprėpti nepaprastai plačiai, todėl šitoks rašymas duoda žmonėms tai, ko mūsų laikais labiausiai trūksta – prasmės pojūtį. Nes pati savaime net ir intelektualiai rafinuota, tarkime, filosofijos knyga gali būti absoliučiai beprasmiška. Taigi Ozolas ir yra iš tų žmonių, kurie kovoja su tuo, ką aš pavadinčiau augančią moderniojo pasaulio beprasmybę. Aš žurnalistas iš esmės. Stojau į žurnalistiką, kadangi dar vidurinėje mokykloje suvokiau, kad visą, ką gali padaryti, jausdamas visumą, bet konkrečiai, tai pasakyti. O pasakyti, nu ką, su laukais nesikalbėsi, gatvėje taip pat nešūkausi. Tai vienintelis būdas yra parašyti. Kur? Į laikraštį. Tai tas rašymas taip nuo 16 metų įsėdo į galvą ir darbotvarkę kiekvienos dienos, kad ir rašau kiekvieną dieną, ryto metą skirdamas būtinai keletą valandų šitam darbui. Jeigu reikia išvykti, tai galima atsikelti anksčiau ir vis tiek darbą padaryti. Tai va, tas kasdieninio darbo katorga ir duoda tai, ką aš šiandien galiu pateikti kaip knygas. Romualdas Ozolas rašo ne tik knygas, bet ir straipsnius. Anuomet jis labai prisidėjo, kad skaitytojus pasiektų žurnalas Kultūros barai. Šis leidinys gyvuoja iki šiol. Kažkada 1964 metų pabaigoje buvau pakviestas į tokį nedidelį žinybinį žurnaliuką, kuris ėjo tais laikais ir vadinasi Meno saviveikla. Aš jį nuolat kritikavau, kad jisai blogai daromas. Tai vieną kartą redaktorė paskambino, iš mūsų ten išeina tas ir tas. Ateik ir padaryk, kad taip kritikavai. Atėjau ir ačiū Dievui mes padarėm tą žurnalą tokį, kad paskutiniuose numeriuose jau spausdinome straipsnius apie Beatlus, pirmieji Lietuvoje, o pirmuosiuose 65 metų žurnalo numeriuose, kuris jau tada vadinosi nebe Meno saviveikla, o Kultūros barai, iki šiandien einantieji. Spausdinam apie aleatorinę muziką ir visas kitas naujoves, kurios jaudino visą pasaulį. Kai Romualdas Ozolas dėstė Vilniaus universitete, studentai stengiasi nepraleisti nė vienos jo paskaitos, bet dažnai jiems auditorijoje tiesiog pritrūkdavo vietų, nes į Ozolo paskaitas prigužėdavo klausytojų net iš atokiausių Lietuvos miestų. Jeigu tik tai žodeliausi, tai galima barškinti žodžiais, bet geriau, kad jie turėtų svorį. Tai po to, kai 1968 metais į Prahą išleksėjo Varšuvos pakto tankai, aš pasakiau, kad man žurnalistikoje šiuo metu nebėra ką daryti ir nuėjau kalbėtis su senaisiais, tai yra su graikais ir romėnais ir kitais Europos mintytojais iki mūsų laikų, ką jie galėtų pasakyti apie mūsų gyvenimą. Ačiū Dievui, man pavyko šitą šiek tiek pasikalbėti su jais. Prašviesino mano pilkuosius grovelius
Ir nuo to laiko daugybė problemų išsisprendė. Aš ėjau žinodamas, kur einu ir žinodamas, ką noriu padaryti. Romualdas Ozolas tikrai žinojo, ką turi daryti. Siekdamas, kad būtų atkurta Lietuvos nepriklausomybė, įsijungė į Sąjūdžio veiklą. Kaip pats sako, viskas prasidėjo nuo kelionių po Lietuvą su knygos Bičiulių draugija, nuo kraštotyros ekspedicijų, nuo diskusijų Žinijos draugijoje. Ozolas tapo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu, pasirašė nepriklausomybės atkūrimo aktą. Svarus Romualdo Ozolo indėlis į nepriklausomos Lietuvos kūrimą – savaitraštis Atgimimas. Būtent Ozolas buvo jos steigėjas ir redaktorius. Ir vis dėlto pats Sąjūdžio kaip judėjimo kėlimas buvo dar svarbesnis, dar reikšmingesnis, nes tai buvo galimybė pajausti žmonių dvasią. Atgimimo laikraštis, savaitraštis, aš jo labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad jisai buvo, kad pavyko nepaprastai sunkiomis sąlygomis išsaugoti ir atiduoti į jaunimo rankas. Jis tik tai materializavo tai, arba bandė materializuoti tai, ką jautė žmonės. Šiaulių universiteto bibliotekoje gausiai susirinkę svečiai nuoširdžiai sveikino garbingą jubiliejų švenčiantį Romualdą Ozolą. Filosofą sveikino kolegos sąjūdiečiai, valdžios atstovai, kraštiečiai iš Bazilionų miestelio. Nežinau, ką jam reikėtų linkėti, jam turbūt reikėtų linkėti daugiau sveikatos, daugiau energijos, grįžimo dar jaunystėn. Toks, sakau, veislinis dviem požiūrės, bet čia mano asmeninis užpatentuotas terminas yra. Jis yra veislinis nacionalistas ir veislinis centristas. Nežiūrinti tai, kad atsirado visokių rūšių centro sąjungų, centro kairė, centro dešinė, ten centro vidurys ar centro centras, vis tiek pats centriausias yra Romualdas Ozolas. Stabilus, stuburinis. Žmogus, kuris turi stuburą, kurio dar niekas nesugebėjo sulaužyti. Už svarų indėlį į Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo veiklą Romualdui Ozolui dėkojo ir klubo pirmininkas Zigmas Vaišvila. Auditorija iš visos širdies jubiliatui linkėjo ilgų, kūrybingų ir prasmingų metų. Laimingų metų, laimingų,